Labas visiems žiūrintiems antrosios Lietuvos balso laidos apžvalgą. Vakar LNK eteryje išvydome dar daugiau talentingų atlikėjų, kurių balsai nustebino ne vieną žiūrovą. Praėjusią savaitę taip pat sužinojome, kad šiais metais prie mokytojų jungiasi jaunimo dievaitis, tarp jų ir mano Free Finga, kuris turės galimybę suteikti dalyviams dar vieną šansą šiame projekte. Apžvalgos rėmėjas maisto papildai geresnei to versijai Ambio. Pirmoji antroje laidoje į sceną žengė Indrė, kuri nudžiugino mūsų mokytojų savo balsu ir atsuko visas 4 kėdes. Deja, Free Finga neteko šanso pakviesti Indrę su savo komanda. Ką man daryti? O Benas žino, koks jis puikus mokytojas. Aš labai noriu pasidžiaugti kolegą, kuris yra puikus mokytojas. Šiuo metu man konkurentas, bet šiaip puikus mokytojas. Noriu palaukti, pagirsiu truputėlį, bet paskui išpeiksiu. Kad jis pasako ir tai, kas nebuvo taip labai fainai ir gerai. Man tai kantrybės šiek tiek. Nu, nekankink mūsų, sakyk tai iš M raidės ir... Gal Mantas ir ne veltui sako prezidentinės kalbas, nes Indrė keliauja būtent į jo komandą. Jessica, nepergyvenk, dar liko 8 aklųjų perklausų laidos, o vietų Manto komandoje tik 10. Mes turim šansų šitam projekte. Aš tai vienas pliusus matau, tegu jis pirmas susirenka pilną komandą ir tada mes pradedam dirbti. Tiesa. Tu atsisuki ir automatiškai galvoji, kad tu atsisukai ir tas žmogus ateis pas tave į komandą ir jisai negailestingai paima ir pasirenka kitą mokytoją. Bet čia man buvo kažkas naujo, nes aš taip asmeniškai priimu, kad o Dieve, aš taip norėjau, kas čia su manim negerai, kodėl nenoriu eiti pas mane į komandą. Benas panašu jau turi planą, kur išnaudos savo 2 blokus. Jeigu reikės, sakė, ir 3 paprašys. Aš laukiu ko nors, kad galėčiau Jessica užblokuoti. Ne. Jo. Aš turiu 2 blokus ir abu išnaudosiu Jessicai. Tada paprašysiu 3 ir tada ir... Paprašysiu tu manęs ko nors, tai taip ir žinau. Tu gali man tą patį padaryti. Žiūrėk, kad pačio kas nors neužblokuotų. Sekantis į sceną žengė iš Azerbaidžano kilęs Rašat. Deja, šį kartą Rašat neatsuko mokytojų kėdžių. Free Finga taip pat nesuteikė šansą keliauti į kitą etapą. Toliau į sceną žengė Augustė, kuri atliko Gabrielės ir grupės Jauti kūrinį. Oi. Sveiki. Labas. Čia jeigu ką buvo mano daina. Nu, varyk dabar jau. Labas. Man labai širdgėla. Labas. Labai graži interpretacija. Aš taip nesudainuočiau. Mano dainose toks prakeiksmas, tos žemos natos ir tu taip gražiai jas radai, kaip perkelti į savo pasaulį. Augustė, nenusimink, nes galimybė su Gabrielė sudainuoti kūrinį jau yra laimėjimas. Šitas paukštis skris, mūsų sode obelis pražys. Jei tik norėsi paviršių kūnas, bet tau naktim. Aš vis dar netikiu, kad tu taip paprasta būti su manim. Ačiū tau. Na, dabar keliaukime į Lietuvos balso užkulisius, kur mūsų laukia Ambio žaidimas. Tai mūsų ilgamečiai draugai Ambio nori su tavim sužaisti žaidimą ir tau dabar reikia pasirinkti vieną iš Ambio pakuočių. Taip, tai jaus, kas man yra svarbiausia. Nuotaika irgi svarbu, širdžiai. Bet gal gerklį, jeigu peršalsiu, draug. Gerklį? Jo, paimsiu gerklį. Nu gerai, darom taip. Tada tau dabar reikia sugalvoti 4 arba 2 apie Lietuvos balsą su žodžiu gerklė. Gerklė. Tuoj sekundėlę, tuoj. Oi, viskas gerai. Kūrybos negalima skubinti, žinoma. Taip. Jeigu būčiau kengūra, pas mane būtų labai tvirta sterblė, bet Lietuvos balse esu žmogus. Tai svarbiausia čia gerklė. Wow! Eik tu savo! Geras. Wow, dabar negalėjau net pagalvoti, kad gali būti geriau. Tai Ambio tau turi dovanų. Didžiausias tau sėkmės scenoje. Labai dėkoju, labai malonu. O mes grįžtame į apžvalgą. Išvydome dar vieną išskirtinę asmenybę, Sakalą, kuris nustebino kitokio Jessica šiai kūrinio nieko versiją. Jessica. Nesvarbu, kad man Gabrielė ir Benas paspaudė mygtuką. Oh my God.
O pasirodo, kai kurie mokytojai puikiai pažįsta mūsų Sakalą. Tavo vardas yra kaip paukščio pavadinimas, taip? Sakalas. Sakalas. Nieko savo. Labą vakarą. Labas. Wow. Aš nuščiuvus. Legendinis. Taip, tai šiaip iš tikrųjų, tai legendinis. Serelis. Atleiskit, ne visas natas pataikiau, labai nerimavau, žinokit. Jessica išsidavė, kad nepaspaudė mygtuko, nes išsigando šios dainos versijos. Mane kažkaip net antiek intrigavo, kad net ir išgazdino. Aš dabar gailiuosi. Sakalas į kitą etapą pasirinko keliauti su Gabrielės komanda. Sveikiname, Gabrielę. Dirbti, o ne flirtuoti su dalyviais susirinkome. O koks tu gražus. Ačiū labai dėkoju. Kokie auskariukai. Dėkui. Kokie žiedeliai. Wow, kokia laikysena, prie tavęs norisi pasitempti. Ačiū labai, malonu. Reikia kultūros įnešti į sceną, reikia. Oi, tu atnešiai ir dar labai skoningai. Man labai malonu, kad tu mane pasirinkai. Bučinuką. Iki. Prasideda. Cirkai kažkokie prasideda. Scenoje šelmingoji neringa, kuri gyvenime jau išbandžiusi ne vieną sritį. Benai, dalyvius paguosti ir pagirti tau sekasi tiesiog puikiai. Šiaip buvo tikrai smagu ir gera klausytis. Buvo blogesnių pasirodymų šiandien. Neringa, mes labai lauksim tavęs sugrįžtant. Sekantis scenoje pasirodė į Lietuvos balsą sugrįžęs Vladas, kuriam pavyko atsukti Manto ir Jessicos kėdes. Mantas jau imasi visų kortų. Gerai, kad neišgirdo tų paskutinių žodžių. Iš akių mačiau, kad neišgirdo. Bičiuli, iš tikrųjų, vertybės ir visas žvilgsnis yra labai brandaus asmens, žmogaus, su kuriuo būtų taip pat malonu dirbti, kaip ir Jessicai. Tikiu, mums būtų abiems didžiulė garbė, bet aš labiau būčiau laimingesnis už ją. Wow. Tik tokį galvoji šį kartą. Tokį, lemba. Nesąmonė, pasakiau, tiesiog neturiu kozirių, kaip pasakyti, kaip aš noriu, kad ateitų į mano komandą. Panašu, Vladas patikėjo Mantu ir keliauja į jo komandą. Visgi Jessica šiek tiek nuliūdo ir tikėjosi, kad tik linksmos akimirkos laukia mokytojos kėdėje. Oh my god. Gal mums reikėjo vieną kėdę sėsti? Gal reikėjo vieną kėdę sėsti, iš tikrųjų kažkaip aš perimu tavo karmą, bet nieko. Aš tai vien pliusus išvilgiu. Aš tiesiog jaučiuosi kalta, kai neatsisuku, o kai atsisuku, liūdna, nes nieks. Grūzas. Grūzas. Aš galvojau, kad čia bus linksma. Kas davės? Vakar Povilas scenoje atliko legendinį kūrinį, bet dėja atsukti mokytojų kėdžių nepavyko. O Gabrielė parodė, kaip reikėtų atlikti tokį kūrinį. Mano meilė dėl tavęs. Oi, tu. Aš perplauksiu visas upes, perplauksiu jūras gilias, kad tik tave surast. Ieva vakar į sceną žengė sirgdama, bet tai nesutrukdė merginai švelniai atlikti dinamikos kūrinio. Nors mokytojai nepaspaudė mygtuko, bet Free Finga Ieva pakvietė į savo komandą, su tuo ir sveikiname. Nu, o dabar staigmena visiems mūsų žiūrovams, nes mano apžvalgoje pagaliau pirmas svečias ir ne bet kas, o vakar visus mokytojus, visą salę, aš tikiu, visus žiūrovus iš savo vietos pakėlusi Patricija! Labas, Patricija, žiauriai smagu, kad tu atvykai pas mane į apžvalgą. Tai pamatėm tavo nerealų pasirodymą, mane dabar prisiminus, ką tik šiurpai nuėjo pro kojas. Kaip tu jautiesi, kai stebėjai savo pasirodymą per televizorių, kokios emocijos, viską prisiminti ir dabar jau stebėti save iš kitos ekrano pusės? Šiaip labai superinės emocijos. Man pačiai tai šis pasirodymas yra vienas iš tokių tikrai kokybiškiausių ir tikrai tokių, kurie man labiausiai patiko iš visos mano dainavimo istorijos. Tai tikrai man toks labai garbingas toks momentas, kadangi labai tokį jaučiu pasididžiavimo tokį savim, nes iš tikrųjų labai gerai pavyko ir pavyko atsukti visas mokytojų kėdes. Aš taip džiugiuosi, kai žodžiu, viską padarėjai idealiai ir net nieko nekeistum.
tikriausiai taip. Šaunuolė, labai gerai. Žiūrėk, ar tai jau yra tavo lubos, nes daugumai atlikėjų, kas, nežinau, ir dalyviai, ir šiaip dainininkai Lietuvoje, kas stebėjo tavo pasirodymą, aš manau, kad čia daugumam yra, aukščiausias lygis, koks tai gali būti. Ar tai jau yra tavo lubos, ar mes dar galim tikėtis daugiau iš tavęs? Žinoma, gali tikėtis daugiau. Taip? Gerai, ar turi kažkokių, nežinau, ribų, kažkokių lubų, kurių net peržengtum niekaip, nes jau keliauji toliau į dvikovas, galbūt ir keliausi į kitus etapus. Tai ar yra kažkokios ribos, kurių net peržengtum niekaip? Na, žinokit, negaliu pasakyti, kad yra tos ribos. Tiesiog, man atrodo, tobulybei nėra ribų, o iki žvaigždžių dar toli, kaip sakant. Taip. Ir manau, kad tikrai sieksim tų žvaigždžių. Bet jokių stilių nebijai, gali viską dainuoti? Ne, aš viską nuo gospelo iki liaudės, iki roko, turėjau savo roko grupę, tai man čia... Na gerai, kokį labiausiai stilių norėtum padainuoti šitame projekte? Soulą. Soulą? Tai ar būtent dėl to ar pasirinkai Beno komandą? Ar čia yra kažkaip susiję? Kažkaip man atrodo, kad galbūt Benas yra tas žmogus, kuris labiausiai supranta įvairius stilius. Kažkaip ir ne tik, pavyzdžiui, kažkokį vieną, ne tik, tarkim, kad ten va lietuviška ir tik lietuviška, o jis kažkaip tai globaliai kažkaip masto, man atrodo, ir man kažkaip labiausiai, aš nežinau, man ir toksai tarp mūsų charakterių toksai va kažkaip, kai aš stebėdavau anksčiau va projektą, tai kažkaip man visą laiką, Benas pasako, kaip gerai pasakė. Taip, žodžiu, sutampa bio laukai ir per televizorių ir gyvai, ar ne? Kaip suprantu, kad viskas gerai. Tai Patricija, mes visi nekantravom pamatyti tuo kitus pasirodymus, aš tau linkiu atlikti ir soulą ir kad tu dar atsiskleistum visokiausiam savo spalvom, nes tikiu, kad tu neturi jokių absoliučiai ribų. Tai ačiū, kad atvykai, dar kartelį labai smagu ir pasimatysim dvikovose. Mokytojai po šio pasirodymo negailėjo komplimentų ir sunkiai rinko žodžius. Aš esu visiškai sužavėta. Tokie dalyviai, tokie žmonės projekte žiauriai pakelia kartelę iš karto, momentaliai. Tu mane įkvėpi šitų pasirodymų savo buvimu čia ir aš negaliu patikėti, kad toks jaunas žmogus gali ištransliuoti tiek daug. Man iki dabar skrusdelės bėgioja kojom, iš tikrųjų. O Gabrielė pripažino, ką pirmiausia būtų užblokavusi. Mes taip nuoširdžiai ir karštai paspaudėm mygtukus, kas mes net pamiršom, kad mes galim viens kitą blokuoti. Nes čia absoliučiai bloko vertas pasirodymas. Aš atiduočiau savo abi gyvybės dėl tavęs. O ką būtum blokavus? Tave. Patricija pasirinko Beno komandą. Tokios puikios nuotaikos Beną reta galimybė pamatyti mūsų žiūrovams. Ačiū tau labai. Ačiū. Pasimatysim. Wow. Palaukit. Patricija. Mantai, tikiuosi pavyks Benui atleisti iki kitos laidos. Nenoriu su jums kalbėti dabar, biškai. Tu čia meldiesi? Aš turiu truputėlį atleisti tau. Žodžiu, šiandien negaliu atleisti Benui, bet gal man kažkada pavyks. Aš turiu jam atleisti, bet labai sunku, bet ne šiandien. Tai tokio galingumo buvo antroji aklųjų perklausų laida. O dabar prisiminkime, kokiais dalyviais vakar pasipildė mokytojų komandos. Šiuo metu mokytojų komandose dalyvių turi Mantas 2, Gabrielė 4, Jessica 1, Benas 2 ir Free Finga 2. Ačiū visiems, kad žiūrėjot, o aš tik primenu, kad kiekvieną pirmadienį 10 val. Ryte įsijungtumėt Radijas kelyje, nes ten kalba mūsų Lietuvos balso dalyviai. O aš su jumis atsisveikinu iki kito sekmadienio. Čiau!